po prisistatymo, po šokio karštą, žliaugiau prakaitais visas, bet į galą viskas aprimo ir dabar gerai labai jaučiuosi ir labai patenkintas, kad įvyko laida, susipažinom su Nerija. Vienoje rankoje keptuvė su kotletais, prijuostė ir tango žingsneliu mes kepam kotletus. Tango, Paryžius, aš irgi pagalvojau tik apie prijuostę. Aš taip patarčiau nebijoti ir negalvoti, kad kaip čia atrodysi ir kaip čia bus, kokia čia laida ir taip toliau, kad tiesiog reikia žiūrėti tai kaip į nuotykį, o jeigu iš to nuotykio kas nors išeis, tai tiesiog bus smagu. Man patiko. Ačiū. Jūs man irgi. Patarčiau būti labiau savimi, o ne vaidinti kažką, išmokti atrepetuoti, kalbėti ir panašiai, nes galų gale ar ne tam konkrečiam žmogui, jeigu ne jis bus gyvenimo partneris, kiti jūs matys per televizorių ir po to galvos, va, aš mačiau šitą merginą ar vaikiną, sutiks, o pasirodys, kad tai anaiptol ne tai, ką aš mačiau.